Sniegas dulka keliu, žirgas traukia uždu, gal nujaučia jisai, kas suku link sargų. Na tikrai aš labai džiaugiuosi, kad oras neišgąsdino dalyvių ir žmonės, kaip sako, nėra blogo, yra tik tai bloga apranga. Ir mes gal ten tos link linijose visi savinom ir einam šito požiūriu. Tai tikrai aš labai džiaugiuosi, kad mūsų Lietuvos žmonės yra mobilus ir domisi mūsų Lietuvos tradicijomis įvairių kraštų, įvairių regionų. Zarasai turi savo identitetą, kad tai yra kurortinės teritorijos kraštas. Turi labai daug sodybų, kurios kovoja už savo kokybę, už paslaugų kokybę. Mes labai atkreipiam daug dėmesio naujai atvykstančiam į mūsų krašto gyventojams čia, iš užsienio arba iš kitų Lietuvos miestų. Yra tarybos sprendimas dėl GPM 50% sumokėtų grąžinimo, infrastruktūros privedimo. Svarbiausia, kreipkitės į mūsų Zarasų rajono savivaldybės specialistus, į mane merę, į mūsų direktorių, tik žinokite, kad jūs esat laukiami šį kraštą. Ne tik praleist laiką, bet ir pastoviai pasirinkti čia gyvenimo vietą. Reiškia, yra 6 važiavimai varžybose ir po kiekvieno važiavimo 1, 2, 3 vieta nugalėtojai yra apdovanojami, pagal tai steigėjų prizais yra. Na tikrai daug, labai dėkingi mes jiem esam, be rėmėjų renginys nebūtų toks kokybiškas, nebūtų toks įdomus žiūrovams, nei savo sportinė, nei pramoginė dalimi tikrai. Tradiciškai Dusetos pasibaigus sartų žirgų lenktynėms, bėgimams kviečia į paradą Dusetose žirgas mene bei į vakarinį koncertą, kuris yra tradicinis, o šiemet mūsų laukia grupės koncertas Baltos varnos. Tad iki susimatymo Dailės galerijoje puikiame koncerte. Tai Kultūros centras Dusetų Dailės galerija visada rengia parodas ir ši paroda veiks iki kovo vidurio. Tai labai laukiam lankytojų. Tikrai parodoje 85 autoriai ir daug įvairovės. Tai įdomu, tiek ir jaunam turbūt ir vyresnio amžiaus žiūrovui. Tapiau peizažą anksčiau, truputį iš natūros, tarp kitko tapiau, po to teko kažkaip paeskizavau, pakomponavau ir įtapiau arklį. Tai va, tapiau iš natūros ir saulėtą dieną. Bet kažkaip man pasirodė, kad tam toj pievoj tuštoka yra. Ir pagalvojau, kad čia visai įdomu būtų arklys. Va, 2 metai, kaip jau mes žirgas sugalvojome net daryti parodą jungtinę. Tokia fotografija ir dailė, vizualiai menai ir vienas kitą papildo. Ir manau, kad visai paįvairina tą parodą, įdomesnė pasidaro. Gal fotografijai daugiau atsispindi tą dokumentiką, tą tikrovę. Tai už tą žydėjimą, galbūt ne visą laiką išorinę, bet tikrai visą laiką vidinę. Žydėjimas. Žydėkit. Žydėkit net, kai kojos iki kelių purve. Kokia tai planeta, taip žemė niekad nežydėjo, netemsta akyse.